Šiandien į svečius pasikviečiau Lietuvos Respublikos Seimo narį daktarą Lauryną Kasčiūną neatsitiktinai. Laurynas Kasčiūnas yra mano Lazdynų rajono išrinktasis Seimo narys ir tiesiog norėjau pasirodyti paprasčiausią savo iniciatyvą, kaip mes kiekvienas galime prisidėti prie savo saugumo. Rūsys, kaip matote, labai paprastas, elementarus seno daugiabučio rūsys, kurį tiesiog išsidažiau. Labai dažnai girdime argumentą, kad aš negaliu to padaryti, įsirengti, nes tai yra labai brangu. Tikrai nėra brangu. Aš neieškojau kažkokių senų, dabar pavartosiu skolinį, raskladuškių. Man labai pasisekė, mano draugas iš Litua fondo, jisai man suteikė galimybę pasinaudoti sudedama lova, sudedamomis kėdėmis, kurias jūs irgi lygiai taip pat galit į savo rūsį integruoti. Esame labai tokioj, sakyčiau, netradicinėje aplinkoje. Specifiniai. Tikrai, tavo būtų priklausinys rūsys. Rūsys. Lazdynai, Vilnius. Aš tau prisipažinsiu, kad aš tokio rūsio, tokios kokybės rūsio nesu matęs savo gyvenime, nors patirties tyrinėjant rūsius vaikystėje turiu, tose pačiose Lazdynuose. Ten mes žaisdavom žaidimus vaikiškus, o dabar mes matom atvejį, kai galima rūsį paversti visai neblogą slėptuvę, turint omeny galimas įvairias krizes. Ir tu tą padarei savo rankomis ir savo iniciatyvą. Gal tu galėtum šiek tiek papasakoti? Tu žinai, pradėkim nuo linksmesnės gaidos. Atėjus čia į Rūsį galvoju, gal nusivalyt voratinklius, o paskui pagalvoju, tiek to, ten bus autentiškiau, tingiau nusivalyt. Iš principo, tai tu labai teisus. Aš pats, žinai, 4 metai kare ir labai gerai žinau, ką reiškia būti kare, ką reiškia būti civiliu kare. Kare civiliai nukenčia labiausiai ir bėdų jie turi daugiausia. Ir matėm, mes kalbam dabar, šiandien yra pirmadienis, matėm aną savaitę, kai buvo apšaudytas ir puolamas Kijevas. Ir, ta prasme, žmonės yra priversti po kelis kartus slėptis per naktį, nes iš tikrųjų situacija yra labai sudėtinga. Tai supranti, aš išvažiuoju kitą savaitę visai vasarai į Ukrainą. Aš žinau, kur aš išvažiuoju ir aš turiu palikti, kaip sakyt, turiu išvažiuoti ramia dūšia, kad jeigu kas, aš padariau tai, kas yra mano jėgose. O mano jėgose yra daug, kaip ir kiekvieno jėgose. Turbūt matai, kad sienų netinkavau, bet jas išdažius baltai, jos jau atrodo kitaip. Ir aš manau, kad kiekviena šeima sugeba nusipirkti kibiriuką dažų ir pirmiausia tai ką padaryti. Išsimėžti, atsiprašau už tą žodį, išsimėžti savo rūsius, kurie yra užkimšti bet kuo, pirmiausia tai šiukšlėmis, nieko nereikalingais dalykais. Nes, kol laukiame, tu prieš filmavimą man uždarai labai iš principo teisingą ir labai svarbų klausimą. Ar tikrai čia saugu? Čia yra, niekas nežino, kaip bus ir ar tikrai čia yra saugiausia vieta man slėptis. Bet turbūt man bėgant iki perėjos, kur yra mano priedanga, galbūt bus mažiau saugu negu būti čia. Tai tik tai dar vienas dalykas, ko aš nenorėjau padaryti prieš filmavimą, be abejo, kad to rimto atvejo metu šitas langelis turi būti visiškai uždengtas, nesimatyti iš vidaus šviesos, matai, čia aš turiu normalią šviesą. O šiaip tą patį gali pasidaryti kiekvienas. Lentynos Ikėjoj kainuoja, tikrai ne karvę, kaip sakant, šeimai porą savaitgalių ir tu turi sau, nes mes turim tą tokį, žinai, lietuvišką, mes nerimaujam, mes bijom karo, mes bijom to. Tai tu bebijodamas, tu nebijok ant sofos, o stok, pasink savo vaikus ir išsivežkit, duok vaikam išdažyti sienas. Bus patirtis visam gyvenimui, o viduje tu jausies, kad tu kažką kontroliuoji situaciją. Tai dar kartą akcentuokim, kad be abejo namo rūsys tai nėra ta tradicinė slėptuvė, bet tai yra daug geriau negu būti bute. Ir negu blaškytis kažkur gatvėmis, kai prasideda, tarkim, koks nors oro antskrydis. Tai gali tikrai apsaugoti ir nuo skeveldrų, tai gali apsaugoti ir nuo smūgio bangų,
Ir tas yra iš tikrųjų labai labai gerai, kai turi tokį planą. Turi planą pasidaręs šeimos lygmenių, susitvarkęs savo rūsį. Šiaip faina turėti sutvarkingą rūsį, o ką jau dabar kalbėti apie tavo, kuris dar ir turi tos civilinės saugos visą savybės. Gal tu dar trumpai pasakyk, ką reikėtų, gerai, tu nusidažai baltai sienas, tai dauguma turi, bet gal jeigu ne visi, tai elektra, ar ne, tada išsivaliai, susitvarkiai, ir kokie čia dar daiktai yra, ką tu rekomenduotum? Daiktai, tai žinai, tai čia yra mano irgi, kaip sakyt, aš tą pasidariau, kad aš nuraminčiau tą baimę savyje. O daiktus čia yra šeimos, atsiminimai. Pirmiausia, aš aišku, čia turiu vandens. Vanduo. Turim 2 kėdes, tuoj turėsim stalą, tuoj parodysim lovą. Ir kas yra svarbiausia, žinai, aš pagalvojau apie tokius dalykus. Peržiūrėjau visą internetą, biotualetas, kurio tikrai reikės. Bet dabar galvoju, pirkt, man jį nepirkt, galbūt šiai sekundai gal man to biotualeto ir nereikia, bet reikia turėti tokius dalykus omenyje. Manęs klausė, kaip su internetu. Su internetu reikia irgi pagalvoti, galbūt man vertėtų įsigyti tą 5G nepririštą ryšį, kurį aš galėsiu tiesiog iš namų atsinešti čia ir turėti, nes internetą mes turėsim. Aš pati su savo vyrai sėdė apkasuose ir ten yra internetas, bent jau būdavo iki Kursko operacijos, tai be interneto mes vienaip ar kitaip neliksim. Tai žinai, kur gulėti, man yra svarbu, mano darbas yra rašyti, tai man labai svarbu buvo, kad čia būtų stalas, kad čia būtų kėdė. Nes vėlgi visą laiką vien tik tai išgulėti yra labai labai sudėtinga, tas labai neigiamai veikia ir nervų sistemą, ir motyvaciją, ir viską. Tai turi, žinai, labiau ne daiktus turėti omenyje, o discipliną, kad disciplina yra labai svarbu. Labai labai svarbu yra švara. Esam ne vieną kartą kalbėję apie ukrainiečių tą, žinai, juos bombarduoja, jie jau ryte asfaltuoja. tą turi turėti ir čia. Įsivaizduok, sėdėti čia baltose sienose ar sėdėti tarp 1950-aisiais konservuotų pomidorų. Daug kas galvoja, kai bus, tai bus kažkaip. Nebus kažkaip, nes labai... Turi turėti planą. Turi planą ir tu turi turėti suvokti, kad motyvacija jinai neateina iš kažko. Švara, tvarkymasis, nusipirkit šluotą, nes maža kas, tiek šluotis, sakau, turėkit tų pačių drėgnų servetėlių, galiausiai pagalvokit dokumentai, o ką darysit su dokumentais. Ir tokius panašius dalykus, čia viską reikia apgalvoti. Tai ką, tu įkvėpėjai mane paskelbti konkursą Lazdynų apygardai, gražiausio rūsio. O tai aš negaunu, bet... Ne, bet tu dar reikės laimėti, gal dar reikės matyti metus duoti kokiam kitiem pasistengti, bet manau, kad su didžiulė pretenzija ir ambicija į aukščiausius apdovanojimus. O kita vertus, žiūrėk, už tavęs yra mano šeimos, mano giminės vinjetė. Aš vėlgi kažkas paklausė, ar čia pati ta vieta šeimos, vertybėms, šeimos relikvijoms. Bet vėlgi mes esam žmonės. Mums reikia už kažko užsikabinti, už kažko mums reikia turėti malonių dalykų šalia. Mums taip atrodo, žinai, čia Lietuvoje žmonėms nemačiusiems karo atrodo, aš pakentėsiu. Tu gali pakentėti dieną, savaitę, mėnesį. Paskui tau tu pradedi kraustytis iš proto ir tu turi turėti, susikurti tą jaukumą, tą nors 15 minučių komforto ir panašius dalykus. Tai vat aš atsinešiau, pasikabinau čia, žinoma, čia kabo kažkokie žieminiai rūbai, kurie ekstra atveju jau keliautų kitur. Čia vėlgi galima kažką neesminio pakeisti, bet mes turim apgalvoti, kad tai turi būti, ką mes matome. Eina 4 karo metai. Mes turime būti pasiruošę, o ką aš darysiu, jeigu nes
nuvargsi, tu nuvargsi bėgiodamas į kitas priedangas, tau kažkuriuo momentu norėsis, ai tiek to, jau nebebėgsiu. Tai bent tu iki rūsio ateik iš to buto. Tikrai taip. Tai Milda, nu ką, geriausi žodžiai? Ir su tavo pavyzdžio gale, gal net mes turėsim daugiau tokių rūsių. Ir daugiau šeimų, žmonių pasiruošusių visiems įvairiams gyvenimo iššūkiams. Tikrai taip, nes ruoštis yra būti, tai nugalėti tą baimę. Kai tu esi pasiruošęs, tau nebėra ko. Tu tarsi, žinai, galvoj tau dirba kažkokia atidaryta dėžė ir jinai dirba. Vat karas, išsiruošk savo rūsį, jau vieną dėžę galvoj uždarai ir jau galva švaresnė, jau galva laisvesnė. Jau saugiau, jau turi daugiau tokio pasitikėjimo. Taip. Mūsų aktyvi visuomenininkė Milda savo jėgomis paprastuoju būdu susitvarkė Rūsį taip, kuris dabar tarnauja ne tik kaip labai, sakykime, jauki vieta susidėti daiktus, bet kaip ir civilinės saugos objektas, kuris gali padėti šeimai, atskiriems žmonėms rasti, sakykime, kilus tam tikrom krizėm, oro atakom, galbūt netgi kažkokiam tiesiog ekologiniam krizėm, vietą, kur gali bent jau laikinai išgyventi, pasislėpti. Ir čia tikrai yra saugiau negu likti bute ir saugiau negu blaškytis gatvėje esant oro pavojui, pavyzdžiui. Tai nėra nei kažko labai brangiai kainuojantis dalykai, tai yra tiesiog gebėjimas žmogaus susitvarkyti, priimti paprastus sprendimus, kaip nusidažyti sienas, susirinkti, susipirkti svarbiausius daiktus ir viskas. Tu turi savo šeimai reikalingą civilinės saugos objektą ir matyt, tai yra puikus pavyzdys, ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti. Ir aš labai tikiu, kad tokių rūsių tiek Vilniuje, tiek kitose Lietuvos miestuose mes turėsim vis daugiau. Žmonės ne tik klaus, ką daryti, bet savo pavyzdžių rodys, kaip tai padaryti.